Sveiki, esu Simono Daukanto gatvėje, Palangoje, apsisuksiu labai gražiame sklype. Dėl ko aš čia atvykau? Gruodžio 18 dieną vyko Palangos miesto tarybos posėdis, kuriame prieš posėdį atėjo pasisakyti Darius Visockis, buvęs Birštono vyriausiasis architektas. Kodėl jis tai padarė? Man perklausius posėdį iš tikrųjų sudomino šitas pasisakymas, aš susisiekiau su Darium ir paprašiau šiek tiek pakomentuoti šią situaciją. Šiek tiek nusivylęs, nes 8 metus bandė susitvarkyti dokumentus štai šitam pastatui. Jūs tą tarybos posėdį pamatysite, tiesiog noriu, kad suprastumėte kontekstą. Štai čia yra Simono Daukanto gatvė, kitoje pusėje yra Šliūpo gatvė, o objektas, apie kurį kalbame, štai čia. Tai dabar čia yra pavadinimas šio pastato dviračių dirbtuvės. Anksčiau tai buvo transformatorinė, apie ką ir išgirsite posėdėje. Bet kokia yra įdomi šio pastato istorija, prieš 8 metus jisai pamatė, kad aukcione parduodamas objektas. Žmogus atvyko į vietą, atsisėdo paskui ant šito kalniuko, pasižiūrėjo į nuotrauką aukcione, bet liko nusivylęs, nes pasirodo aukcione adresas buvo čionais, bet buvo visai kita nuotrauka. Tačiau būdamas specialistu savo sferoje, Darius sugalvojo pasitikrinti unikalų numerį. Ir ką galvojate, nuotraukos aukcione tiesiog neatitiko to, ką jisai matė prieš save. Ir jam, galima sakyti, nusišypsojo laimė, ar jisai užbėgo kažkam kitam už akių, čia tik galima spėlioti, bet jam pavyko aukcione už labai nedidelę kainą laimėti va šitą objektą. Ir mes turbūt dabar galime tik tai spėlioti, kodėl buvo ne tos nuotraukos, ar ši vieta galimai buvo ruošiama kažkam kitam, bet visa tai, kas vyko ateinančius 8 metus, apie ką aš dar šitą istoriją vėliau pasidalinsiu, Darius sutiko ją plačiau papasakoti, dabar tik tai smulkios detalės, kad suprastumėte tarybos posėdžio kontekstą. Tai vat, kas vyko 8 metus, su kokiom biurokratiniam priežastim susidūrė ir kokius komentarus gavo, kokias užuominas gavo. Labai svarbu kontekstui, mes stovime dabar Simono Daukanto gatvėje, štai ten yra tas objektėlis, čionais matome viešbučius, namus, šičia yra viena prestižiškiausių Palangos vietų, kur kvadratas gali kainuoti nekilnojamo turto nuo 8 net iki 14 tūkstančių eurų, o mažas žemės sklypas net iki 1 milijono, kadangi žemė yra labai brangi. Kaip matome, kitoje pusėje yra parkas ir tenais jau yra jūra visai netoli. Taigi, kuo mane sudomino šitą istoriją, kai išgirdau tarybos posėdį, kad kai kuriems savininkams sekasi, kai įsigyja panašius objektus, o kai kuriem, 8 metus yra biurokratinės priežastys, teismai, įvairiausi ginčai, galbūt šis objektėlis netyčia pateko ne į tas rankas, mes galime dabar tik tai spėlioti. Bet man šitą istoriją labai primena garsiasias Palangos dušinės skandalą, primena ir Kunigiškėse esantį restoraną ant jūros kranto, kur iš mažo pastatėlio su panašia paskirtimi jis tapo dideliu restoranu. O labiausiai primena Šventojoje Prieplaukos gatvėje 22 esančią transporto dispečerinę, kuri yra kopose visai netoli jūros ir šalia Šventosios jūrų uosto direkcijos, kur direktoriaus pareigas eina Mindaugas Kritulskas. Labai geras Šarūno Vaitkaus, Palangos miesto mero bičiulis, bendrapartietis. Aišku, Mindaugui Kritulskui pasitikėjimo Palangos ir Šventosios gyventojai nesuteikė, jis į Seimą nepateko, tačiau tai jam nesutrukdė po rinkimų investuoti, kaip ir šeimai, ir jam, ir būti vienu bendrasavininku tos transporto dispečerinės. Jis, mano nuomonė, turėjo deklaruoti tai ir FTEX sistemoje, kadangi yra man akivaizdus viešų ir privačių interesų galimas supainiojimas, kadangi šalia yra Šventosios jūrų uosto direkcija, šalia įsigytas ir nekilnojamas turtas, bet kam įdomi istorija, kad 15 minučių atlikus savo tyrimą išsiaiškino, kad maitinimo veikla negalėjo būti vykdoma, išduoti ir leidimai iš Palangos miesto savivaldybės ir alkoholiui ir ta veikla nebuvo galima vykdyti. Bet kokia linkme aš einu? Man atrodo, kad vieniems žmonėms galima daryti viskas, o kiti žmonės susiduria su didelėmis problemomis. Jūs išgirsite šio žmogaus pasakojimą Palangos miesto taryboje. Darius pasakos ir apie šitą priekyje, kur matote parkavimo aparatą, nes čionais
buvo prašomas leidimas, kad būtų galima važiuoti iki sklypo. Laukia labai įdomi istorija, o dabar pasižiūrėkite patys tarybos posėdį ir jame pamatysite, kokius savo nuogąstavimus išsako Darius. Dabar noriu pranešti, kad užsirašė kalbėti Darius Visockis dėl klausimų teisinių aspektų susijusių su jam priklausančiu nekilnojamu turtu Palangoje. Pakviesime čia jį. Prašau. Labadiena visi susirinkusieji, gerbiamas merė, tarybos nariai. Esu Darius Visockis, atvykęs iš Kauno. Nenoriu užgaišti jūsų labai brangaus laiko, todėl trumpai gal priminsiu savo istoriją, kurią turbūt daugelis čia ir žino. 18 metais viešo aukciono būdu pasiūlęs didžiausią kainą įsigijau pastatą Palangoje, Šliūpo gatvė 6T. Tai buvo apleistas pastatas, transmotorinė buvusi. Įsigijau ir buvau labai laimingas, tikėdamas, kad kažkiek galėsiu prisidėti prie Palangos, sutvarkydamas tą kampelį, įgyvendinamas savo svajonę, kad irgi turėt kažkokį tai būstą Palangoje. Ir teko susidurti su tokia kažkokia jėga nukreipta prieš mane, nors atrodo niekam nieko blogo nepadariau. Sąžiningai, dorai, teisėtai įsigijau statinį, bet toliau planai tuo ir sustojo iš tikrųjų. Ne kartą buvau kreiptas į miesto savivaldybės administraciją su prašymu pakeisti žemės sklypą, paskirtį savo pastato paskirtį. Buvau kreiptas dėl servituto, dėl pavadinimo. Ir dar visokių klausimų susijusi su šituo statiniu. Bet visur buvo neigiami atsakymai iš tikrųjų. Visi, 100%. Aš negavau net statybos leidimo kapitalinių remontų. Ir būdamas pats architektu, pradirbęs daug metų, teko būti net ir kito kurorto, Birštono miesto vyriausiu architektu. Esu iniciatorius ir pradininkas visos kurorto asociacijos steigimo. Man teko bendrauti su kitų kurortų savivaldybėmis ir merais. Bet tai, kas atsitiko čia Palangoje, tai man yra sunkiai suprantama iš tikrųjų. Gal yra kažkokios povandeninės rovės, gal kažkokie interesai. Mane supranta, aš nežinau. Teko atsidurti su savivaldybė Palangos net teisme dėl to paties statybos leidimo kapitaliniam remontui. Nors tai tik tai buvo pirmos grupės nesudėtingas statinys ir šiaip įprastai tokiems statiniams kapitaliniam remontui net statybos leidimas nėra reikalingas. Tačiau, kadangi yra valstybės saugomos teritorijos, todėl buvo privaloma tai padaryti. Nors paradoksalu, kad ir Palangos kultūros departamentas irgi buvo pritaręs tam projektui ir tik tai vienintelis vyriausias architektas nedavė man statybos leidimo, nurodydamas pagrindinės priežastis, kad nėra išspręstas privažiavimas prie pastato. Iš tikrųjų, nėra privažiavimo prie pastato, nėra patekimo. Tas pastatas šiuo metu nieko bendro neturi su Šliūpo gatve. Vienintelis privažiavimas yra iš Simono Daukanto. Ir šiuo klausimu buvo taip pat į savivaldybę kreiptasi ne kartą dėl įvairia formos servituto nustatymo pagalio privažiavimo. Tai čia turbūt, jeigu visi Palangą žinot, prie Trijų kryžių kalnelio. Vienok raštus iš savivaldybės dėl pastato nepriežiūros aš gaudavau. Ir paskutinis buvo praeitais metais. Buvo nustatytas labai trumpas terminas. Toks gal net ne visai protingas, trūkumams pašalinti. Tai ten buvo paminėta, kad yra pastato ir grafiti, ir nutrupėjęs tinkas, ir medžiai ant stogo auga ir visa kita. Tuo raštu ėmiausi priemonių, nes tai buvo vienintelis oficialus dokumentas, atverintis man galimybę veikti. Aš tiesiog net džiaugiausi tą raštą gavęs. Ir
pašalinau visus tuos trūkumus, kurie buvo išvardinti nurodyme ir informavau savivaldybę apie atliktus darbus. Ir dar paminėjau, kad tai tikrai projektas negalutinis ir nebaigtas ir kad siekiant išlaikyti tą miesto įvaizdį, kad bus dar toliau vykdomi apdailos darbai. Ir dideliai mano nuostabai, vykęs į Palangą, pamatau, kad vieninteliai vietoje, kur galiu patekti prie savo pastato, yra pastatytas parkomatas. Šitas veiksmas iš tikrųjų inicijavo mano kreipimas į savivaldybę, į administraciją. Dar šių metų turbūt kovo mėnesį užsirašiau į priėmimą pas administracijos direktorę Ramunę Urbonienę, nors man buvo siūlyta kreiptis ir į architektus, į architektūros skyrių. Sakau, ne, ačiū, aš jau viską išbandžiau, tikrai išbandžiau viską nuoširdžiai ir noriu kalbėti su pačia direktorė, kad įsiaiškint realias priežastis, kas čia iš tikrųjų vyksta, nes aš galbūt kažko nesuprantu. Susitikimas buvo maždaug beveik po mėnesio, nes dienotvarkė direktorės įtempta ir sudėtinga. Aš kantriai palaukiau tą mėnesį, atvykau ir vietoj susitikimo su direktorė teko man pabendrauti su skyrių vadovais, kurie, kaip man paaiškėjo, ne visai ir kompetencijos turi ir jo labiau neturi politinės galios tokiems sprendimams priimti. Buvo informuotas ir gerbiamas meras apie tai, kad tas susitikimas įvyko be direktorės. Žodžiu, taip ta situacija ir pasibaigė. Buvo kreiptasi su 3 prašymais dėl servituto nustatymo. Ir tai nėra kažkoks tai išskirtinumas, tai yra tiesiog savivaldybės, kaip ir bet kurios kitos savivaldybės pareiga užtikrinti prie kiekvieno pastato patekimą, privažiavimą. Tai buvo kreiptasi dėl servituto nustatymo, dėl adreso pakeitimo ir paskirties pakeitimo. Visais atvejais man buvo nurodoma, kad reikia rengti detalųjį planą. Kadangi išmanau savo sritį pakankamai gerai ir žinau, kad nekeičiant teritorijos tvarkymo režimo, tas detalus planas man tikrai nėra privalomas rengti. Tačiau jeigu savivaldybėje atrodo, kad to reikia, aš nieko prieš, tegul galima jį rengti. Man asmeniškai jo nereikia. Servitutas nustatomas administracijos direktoriaus įsakymu. Tai žodžiu, išbandžiau visas įmanomas dialogo formas ir dabar drįstu trukdyti jūsų laiką, kreipdamasis į jūs kaip į aukščiausią Palangos valdymo organą, kad atkreiptume dėmesį į savivaldybės administracijos darbą. Ketinu šiandien dar kartelį pateikti prašymą, pakartotiną prašymą, kad jis spręstų mano asmeninės problemas, nes stovi pastatas tokioje unikalioje vietoje. Ir man tikrai reikalingas servitutas inžinieriniams tinklams nutiesti, nes ten nėra nei vandens, nei kanalizacijos. 8 metai esu kankinamas įsigijęs daiktą, kurio realiai negaliu naudotis dėl man nesuprantamų priežasčių. Tai dėl to ir norėjau kreiptis į jūs, kad atkreipdėmėsi šitą dalyką, kad reikalinga man inžinieriniai tinklai ir reikalingas patekimas. Ir taip kaip tas pastatas šiai dienai nieko bendro neturi su Šliūpo gatve, kadangi Šliūpo gatvės jis yra užstatytas suformuotais žemės sklypais, bent 2 ir pastatais, tai jo negalima, ne tik, kad prie jo fiziškai prieiti ar privažiuoti, jis net nėra matomas nuo Šliūpo gatvės. Dėl to vėl buvo kreiptas į savivaldybės administraciją su prašymu, kad vienintelė vieta, iš kurios galima patekti, tai iš Simono Daukanto gatvės. Tai visus šitos prašymus dabar pateiksiu, o baigiant savo kalbą, tik noriu palinkėti visiems ateinančių gražių švenčių ir tiesiog kaip mažas vaikas, tikėdamas kalėdinių stebuklų, tikiuosi, kad kitais metais gal šitos problemas pavyks įspręsti. Dėkuoju visiems už dėmesį. Ačiū labai. Klausėte, žmogus tikisi kalėdinio stebuklo, ko mes ir palikėsim, ne veltui aš ir dalinuosi šituo tarybos posėdžiu prieš šventes. Būčiau labai neteisingas, jeigu neparodyčiau ir kitos pusės. Tik tai labai viena įdomi detalė. Žmogus susirašė prieš 1 dieną pasisakyti prieš tarybos posėdį, kadangi turi tokią teisę. Ir
Šarūnas Vaitkus nėra nustebęs, jisai šitai situacijai, nežinau, ar buvo pasiruošęs, ar šitie du žmonės, kurie dabar kalbės, atsitiktinai atsidūrė, bet sveikintina situacija, nes bus galima išgirsti abi pusės. Tai visą laiką būna dvi tiesos žmogaus, kuris stovi tribūnoje, ir yra kita tiesa, kuri yra teisinė tiesa. Ta prasme, tai noriu pakviesti, jūs galite atsisėsti, noriu pakviesti juridinio personalo skyriaus vedėją, pasakyti, kokie yra teismų sprendimai, kokia yra situacija dėl transformatorinės, kurią žmogus yra įsigijęs. Jis turbūt dabar ir nieko, netgi neslėpdamas, labai dėkoju už atvirumą, kad nori turėti tenai transformatorinį įsirengti būstą, nes tą pasakė kalboje, ta prasme, tai transformatorinė yra jautriausioje vietoje, galiu pasakyti kur, tai yra tarp Eglės viešbučio ir prie mūsų Žemaičio, karių Žemaičio paminklo, ta prasme, transformatorinė įsigyta, ta prasme, paskirtis. Kokia yra paskirtis, atleiskit, gal galite patikslinti, prašau? Gamybos yra. Tai va, tai gamybos paskirtyje buvo teismai, tai gal juristas tiksliai papasakos ir noriu, kad nesudarytų įspūdis, kad savivaldybė kažką trukdo ir neleidžia, ta prasme. Tai sprendžia teismai, sprendžia įstatymai, sprendžia teisės aktai, ta prasme, tai prašau dėl servitutų ir dėl teismų sprendimų. Kreipėsi į teismą dėl atsisakymo išduoti statybos leidžiantį dokumentą. Pirma, teismai pasisakė, kad savivaldybės veiksmai yra teisėtai ir pagrįstai buvo atsisakyta. Toliau pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl NŽT atsisakymo išnuomoti arba parduoti žemę. Teismai taip pat pasakė, kad NŽT elgėsi teisingai atsisakydama. Ir be to pareiškėjas įsigydamas pastatą jau žinojo, kad negalės įsinuomoti arba nusipirkti žemės. Tai jam buvo žinoma. Tai o dėl servitutų gal tada Algimantas, prašau. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, gerbiami svečiai. Tikrai pareiškėjas kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl servituto ir šiandien mes iš tos kalbos išgirdom, kad jis įsigijo statinį transformatorinę šiai dienai pagal dokumentus, pagal duomenys, kurie yra registrų centre, tai yra dviračių remonto dirbtuvės. Tai jam yra pasiūlytas sprendimas, kaip užtikrinti patekimą prie dviračių remonto dirbtuvių. Ir jeigu bus pateiktas atitinkamas prašymas, tai aš matau, kad mes jį išnagrinėsim ir išspręsim. Ir šiek tiek, sakykime, pareiškėjas klaidina, kad servitutai nustatomi ne direktoriaus įsakymo, servitutai yra nustatomi notarinių sandorių. Tai viskas yra jų rankose. Ir dar reikia suprasti tai, kad ko gero dviračių remonto dirbtuvių funkcionalumo užtikrinimui nereikia servituto, kurio būtų suteikiama galimybė privažiuoti prie minėto statinio automobiliu. O su dviračiais bus galima, aš manau, be problemų patekti. Turbūt sutinkate su manimi, kad pasiklausius Dariaus istorijos tarybos posėdėje mes girdime įvairių istorijų, kaip žmonės keičiasi paskirtis labai ilgai, jiems nesiseka, susiduria su įvairiausiamis problemomis, eina įvairiausios kalbos, o kitiems viskas einasi labai greitai, labai sklandžiai. Matome, kad net 8 metai ir šita situacija neišspręsta. Visada yra dvi pusės. Pasižiūrėjus kitos pusės ir Palangos miesto savivaldybės pozicijos, žmonės, kurie kalbėjo, atrodo, lyg Palangos miesto savivaldybė teisi. Tačiau skirtumas yra dabar tas, kad Darius pats sakė, kad daugiau pasisakyti negalėjo ir savo išsakyti pozicijos negalėjo. Todėl jisai norės visą šitą situaciją papasakoti atskirame video, kaip visas šitas procesas vyko, su kuo jam teko susidurti. Ir paminėsiu tik tiek, kad nebuvo vienintelis teismas, buvo Dariaus ir laimėtas teismas Kaune, kur teismas įpareigojo Palangos miesto savivaldybę peržiūrėti sprendimus, tačiau jis šį sprendimą apskundė ir viskas, aišku, persikėlė į pajūrį, į Palangą, kur, aišku, mes galime tik tai nuspėti, Dariui nepasisekė. Aš esu įsitikinęs, kad Darius ir toliau eis ir sieks savo tikslo teisinė tvarka, bet man labiau iš tikro net į akis krenta istorija, kur mes turime Palangos apžvalgos ratą, kur šiandien minėti asmenys, tai yra Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, jo žmona yra viena iš bendrasavininkių
Palangos apžvalgos rate, taip pat minėtojo Mindaugo Skritulsko, Šarūno Vaitkaus bičiulio žmona yra viena iš Palangos apžvalgos rato bendrasavininkių. Dar šią vasarą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija įpareigojo šio rato savininkus nugriauti arba nurinkti šį ratą iki 26 metų sausio 14 dienos, kadangi komercinė veikla ir aplink esančios veiklos negali būti vykdomos rekreacinės paskirties sklype. Taip pat nėra kultūros paveldo leidimo. Aš jau mačiau, kad sausio pradžioje yra svarstymas, tai yra paskirties keitimas sklypui. Ir aš matau, kaip dabar yra mėgstama sakyti, tiesiog buldozeriu viskas varoma, aš net neabejoju, kad tas sklypo paskirtis bus pakeista. Taigi, vieniems pasikeisti paskirtį netgi Lietuvoje skirtingose savivaldybėse trunka nuo metų, pusantrų, kur sudėtingos situacijos 2 metai, kai ką matome ir daug ilgiau, nesiseka susitvarkyti savo nekilnojamo turto dokumentų, bet kitiem viskas vyksta kažkodėl labai greitai. Kviečiu Jūs komentuoti, rašyti komentaruose, ar Jūs esate susidūrę su panašia situacija, kiek laiko užtruko Jums, kaip Jūs matote, kurią pusę galbūt Jūs palaikote, nes pamatėte dabar kalbant abi pusės. Nu, aš savo ruoštų norėčiau Jūs pasveikinti su artėjančiom šventėm, gražiaus kūčių vakaro, gražų linksmų kalėdų, praleiskite laiką su šeima. Mes turime pagalvoti, kad šeima ir mūsų artimiausi supantys žmonės, tai yra žmonės, kurie yra mums svarbiausi, taigi šventės yra Jums ir Jūsų šeimai. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir gražių ir linksmų Jums švenčių.